mūsų avietynas 2 metų senumo ir pernykštis rudeninis. Kaip tai galima aviečių ir daugiau turėti? Aviečių reikia daugiau turėti. Obuolienė labai skanu. Pernai girliangė davė. Cukinijos tai šiemet prastos, bet tik tai kokios po porą ant to ir kažkaip tai gal per sausą neauga gerai. O štai yra bulvių plotas. Jį dabar kasu iš 2 nedėlių vagelių, o štai jau kiek prikasiau. Bulvės vidutinės. O tai kiek prasvėriai 2? 2. Pravariau 2, dabar vėl arsiu, vat su šituo aparatu. Arsiu, mane filmuos. Tai kaip kaulas, bet bulvės tai visai neblogos. Tai va tiek. Bulviakasis Padvarnių kaime. Rugsėjo 5 diena, štai mūsų derlius yra. Iš vagos prikasame maždaug 3 kašeles, vagų 15, tai 45 kašės. Pernai buvo geriau. Šiemet labai sausa vasara buvo. Čia yra, bet ne visai. Man labai padeda ir aš labai padedu. Oras labai geras, palyta. Palyta gal po 1,5 mėnesio pertraukos. Bet gerai, vat štai traktoriukas. Čia mano vaga kasta. Tu mano vaga kasi? Nu, nesvarbu. Tai tu mano pagalbininkė, talkininkė. Nesvarbu, leidžiu kasti. Geras, net nemačiau. Tai palauk, čia ir tavo šitas? Šitas. Na, jau susmaišiai. Nu, va štai bulvių kaip išvirtė. O jie, čia man labai didelė kašė. Tai galim po šitą, taip pasiemi mažesnė. Tai va čia va bulvės visai neblogos, vidutinės. O čia mūsų traktoriukas jau buvo. Jisai labai gerai prartė. Importinės nebuvo, šaknų nėra, tai išsiverčia labai gerai. Labai gerai, va štai bulvytės. O šia šiaip neblogai atrodo, yra neblogai. Adora, vadinasi, Adora. Nu tai va. Mūsų bulviakasis. Pomidorai labai gerai užderėję. Nu, atsistatė savo vietą, grįžo šeimininkė. Šiaip tai norėjo, kad matai išsirinko trumpesnę vagą, tai čia labai gerai, o čia ilgesnė tenka, tai nenorėjo ilgesnės. Va, palyta, biški pradeda žaliuoti, viskas. Gerai, tęsime dar. Bulves nukasėm, dabar untrailą. Man žmona atrodo, čia kažkur rais oktebalių.
taikas. Žiūri, žiūri. Augenutės obalius. Matė šunį. Antrailai ariam. Renka su kašiku, kur eini? Niekur. Nu va. Jau lauk rink. Gerai, tai mane dabar pafilmuosi, kaip aš ariu. Arsiu dabar. Ir kai bulvės krenta. Ir kai bulvės krenta. Iškastos. Aha. Gerai. Nukastos bulvės krenta. Vasariuką užvesim. Ir arsim. Antrailai. Nu, dabar tark žodį. Bus nuovodu žiūrėti. Ką padirbai? Ariam. Ruošiamėms sodinti braškės rugsėjo 12 dienų. Braškės sudėję buvome, laikėme indeliuose, parsivežę į Kauną. Turime 62. Kokia mintis? Čia mintis. Sodinti indelius, mintis abiejų. Tai čia tegu būna tavo. Aš jau atiduodu savo dalį tau. Man nereikia. Nu. O dabar va čia va sodinsime. Tarėmėms, kaip čia daryti dabar vagas. Aš siūlau su plugeliu. Bet tai tu žinai, kad čia 30, o kiek čia? Žinau, skaičiavau, gali neskaičiuoti. Nu tai čia 30 daugiau netilps, jau čia ir taip tankiai susodinta. Tai gerai. 30 daugiau netilps į vieną. Taip. Tai dar reikia ką daryti, dar dėmės? Taip, dvi. Ką? Dabar vis dar tarėmėms, kaip čia su tom vagom. Tai aš noriu pirmiausia parodyti, va čia va garstyčios pasėta. Kaip gražiai išdirbta žemė, pakota, tą pakėtą. Greičiau su plugeliu negu su kastuvu? Tai 100 kartų. O va čia va jau pernai tą už savaitės pasėta jau sudygė. Čia dar nesimato, bet jau sudygė. 3,5 aro čia yra. Tai va. Pirmiausiai, tai aš manau, pasodinam braškes, nes čia jau Daugiausia darbo. Paskui reikia nuimti ten viską. Gerai, tai dabar aš su traktoriuku gal. Nu tai tada tu man padaryk. Dabar darau vagas. Žinok. O kodėl? Nu todėl tai, kad tu koks čia tarpas. Kur ta? Taigi man turi kojos dvi tilpti tarpą. Ir po to vaga. Tai aš čia su kastuvu dar turėsiu pasikasti. Nu tai aš čia palyginsiu tau. Nes taigi, tai kaip vaikščiosi. Gerai. Nu tai taip ar taip jau dabar padaryta čia taip. Ne, nu tai gerai, čia pasilyginsiu aš ir... Ką? Nu tai ką. Dabar dar darysiu kitą vagą. Rodyk žmonėm, kaip čia darau. Čia... Ir viskas, ar dar sykį važiuosi? Dar sykį važiuosi?
Dar sėki važiuosi, ne? Nu, aš nežinau, gal čia dar per nieko čia aš nepadariau gerą. Tik griovį padariau ir viskas. Žodžiu, netinka tokiu būdu daryti. Reiks vis tiek su kastuvu. Tai aišku. Nepavyko. Negera. Tiek ruošėsi. Jau būčiau per tą laiką pasidarius. Su kastuvu. Vis tiek reiks taisyti su kastuvu. Čia šiaip tai ir per plati vaga. Nu, tarpas turi būti tarp vagų didesnis, kad galėtum vaikščioti. Va čia va negerai. Ne, apačioji. Apačioji. Kas apačioji? Apačioji turi būti plačiau tarp vagų. Tai čia su kastuvu reiks pasikasti ir jos vis tiek bus. O ką čia dabar dar darysi? Vyksta braškų sodinimo darbai. Mano paskutinis darbas. O, tai man padėsi arti. O tu? Aš tai ne dar. O tu ką dar? O ką tu padarei šiandien? Nieko aš nedariau. Tu čia viską darai, o šeimininkė skaitais. Pagrindinė. Viską padariau. Oi, to. Obuolius surinkau. Pomidorus nuskiniau. Čia viską nuėmiau. Braškės. O tu ką padarei? Avietės valgiau. Ką valgiai? Avietės. O dar avietės? Pasodinu, nuskino avietės ir viskas. Mano visi darbai šiandien. Tai eisi miegoti? Ir važiuosi į Kauną. Ar ne per tankiai čia bus? Nu tai tiek telpa. Čia su Tiek padarei. tarpueilį su žalio apjove bus galima perpjauti. Tai tiek padarei, tai dabar žiūriu sudedu. Ar čia tiek suskaičiavai, tai po 3,1, nu, padariau. Tai va dabar sudėliosiu ir matysiu. Daigai tai čia atrodo neblogi. Čia yra 6 rūšių. Elesanta, Honevan, Marmuliad, Korona. Kitų nesimenu. Pažiūrėsim, ar teisingai Čia viską mūsų nugriaužė Matai, kaip gražiai atrodo. klevinių bobų lervos. Kas gražiai atrodo. Bet taip ir stovi tegu. Žmonėm parodysim. Na, aš eisiu dabar arti, nes sako, nieko nedirba. Dabar jau vyksta sodinimo darbai. Eilės išrikiuotos. Matai šaknų? Pažiūrėk. Einam žiūrėti šaknų. Braškių. Tai sakau, čia su lopeta būtų buvę geriau gal. Tai sakau, kad dar per gilę su lopetytė įsikasi. Nu, pažiūrim, kokios čia šaknys. O laistyti reikės gal sulaistytų plačiai. Čia gilios ir nereikia, tai vyko šitas. Nu, parodė, kaip čia šaknys. Pažiūrėk, jau lenda. Tai pats tas dabar sodinti. Yra šaknų sočiai. Va, pažiūrėk. Nu, geras šaknys. Gerai, tęsim Lopeta darbą. išsikasė, tai ką čia darysi su lopeta iškasius? Tokį vazonėlį. Gerai. Lopeta. Mano juodalksniai. Sodinti gal kartais 2012. 2012 juodalksniai. Va štai juodalksniukai kaip atrodo. Visai neblogi. Juodalksniai. O šita va drebulėlė. Tai jau anksčiau sodinta. Gal 11. Taip. Toliau 2000 šiemet, 2015 pasodinau va šitas va drebulėlės. Mažytės, jos dar mažytės. Šiemet jos niekiek nepaaugo, bet prigijo drebulėlės. Va čia vat 2 eilės. 2014. Pernai. 2014 jau paaugo gerai. Va čia va 2012. Tai jau drebulės. Oho. Čia 2012. Drebulėlės.
O čia va mano gluosnynas. Sodintas šiemet 2015 va šita pirma eilė. O tie va kur toliau ir kur didesni, jie sodinti pernai 2014. Šiemet labai buvo sausa, jie man irgi nelabai augo. Tik tai va čia vėl piktžolės užėjo importinė, bet lyg ir iš 2015, o tie didesni 2014. Auga ypatingai gerai. Skaityk, per 1,5 metrų jie užaugo vos ne 4 metrus ūgio aukščio. Tai va taip va. Na šitie tikėkimės, kad pirma eilė tai jau prasta. Bet toliau tai bus tos pusės atrodo. Drebulynas va taip va. Na čia va tie prastesni, čia buvo pirtis. Čia žemė prastoka, o ten va kur drėgniau. Labai geri. Čia daržiukai. Daržiukai tai auga gerai. O va čia va drebulėlės. Padrebulynas. Va čia va pirmoji tai yra hibridinė 2012, antroji tas pats 12, kentos irgi 12, o va čia va jau gal 11, tai irgi jau visai neblogos. Dar va čia va turiu eglutes kelias pasodinės. Va čia va buvo filoro dalis, va čia va yra eglutės. Nu jos prastokai auga. Prastokai. Tai va taip, va tokia padėtis. O va šitas va beržiukas Danutė sodintas 2014. Čia mūsų rubežius.